draugė Eirida. Šiandien darysiu butaikūną aeroporto. Nežinau, ar čia bus kažkas normalaus ar nenormalaus, aš nežinau, nes praeitą video mes su Eirida buvom horore, bet tik per Eiridos kanalą. Ir dabar mes, kaip aš praeitą kartą sakiau, aš suradau kažkokį taikūną panašų, tai kad bandysim kažką daryti. Tikiuosi, čia bus kaip aš norėjau, žmonės ateina šeimas belio kokios ir mes statom ir tad visaip taip. Gerai, einam. Aš būsiu raudona. Gerai. Čia tu turi statyti. Va, pas mus čia prie kasos stovi moteris. Jau čia turi ateiti klientai ir gal prašyti kažką, nežinau. Pastatyk čia, tau galima. Jo, dar vienas. Žiūrėkit, čia važiuoja lagaminai. Iš kur jie atsiranda pas net klientų nėra? Jo, pagaliai per telefoną susisako ar kažkaip tai atsirasti bagažai. Nu, nežinau. A ką aš nusipirkau? Nežinau, kažkokį kaldą plius. Va, čia kaip visuose elit būda aeroportuose, čia prieidi ir tave va taip viskas. Aš nežinau, o kas stato sėdas, o kas stato nesėdas. Ir kur, va, galima pažiūrėti. Kad ir laukia galima statyti, va, visur. Aš pastačiau va šitą, kad žmonės žinotų, kada jų reisai. Bet aš nesupratau, šitas daiktas skraido. O, žiūrėk, ką nupirkau. Kaip tikra belyt. Reiškia, tu statai jaučiu sėdas kažkodėl. Man net neužtenka, jau norėjau pirkti. Aš ir sėdą pastačiau. Aš mes grandis pastačiau dar. Va. Taip, renkam pinigus. Ką čia galima pastatyti? Statam čia. Ką aš pastačiau? Tikiuosi pas mus ateis tikrai klientai, nes jeigu čia neateis klientai, o čia tiesiog statyti aeroportą, tai nebus labai įdomu. Man tai bus, normaliai. Žaist galima bus, bet nebus kaip norėjo praeitą video. Aš stogą pastačiau. Koks? Pas mes čia bus 2 aukštas. Geras tiesiog. Ir jis dar labai didelis. O jeigu mes galėsim dar padidinti jį? Tai manau, ir tai bus. Gal. Tikiuosi per šį video spėsim visą šitą pastatyti, bet jis atrodo, kad bus labai didelis, tai kad net nežinau. Laukia? Kam tu va šitą nereikalingą daiktą pastatei, pasakyk. Aš galvojau ten... Aš pastačiau va tokią sėdą, kad čia tipo security, va čia už va šito sėdą yra. Nik, va čia žiauriai spygina. Aš nenoriu, nes tu jau pasakei, kad atspygina. Aš nežinau, ką pastačiau, bet nežinau. Gal tu lempas? Oi, ir lempas. Lempas jau buvo pastatytos. A kaip tada tau spygino? Man va čia spygina labai, o čia normaliai. Nu, pas mus pačia pradžia beveik dastatyta. Čia dar reikia. Nu, jo, bet sakau pačia pradžia, kur žmonės daugiausia mato. Negrįžti atgal. Ok. Taip. Žiūrėk, aš laiptus nupirkau. Pažiūrėk. Tuoj. Užlipk su laiptais, va ten, kur pastačiau.
Geras. Čia toks pakilybas mini. O. Žiūrėk, ką nupirkau. Aš pamačiau, bet tuoj. O, kažkas užpėm. Palmą nupirkau. Jo, čia tipo, čia bus lėktuvas jaučiu. 600 man čia reikia atnešt. Man 200. Kokią aš čia didžiulį nupirkau dalyką už 200 tik? Aš dabar jau čia 600 taupyti turėsiu. Aida, pirmą daisiu, ten nupirksiu kitus, ne tokius brangius daiktus. O to, kai nupirki daug daiktų, daug greičiau pinigai eina. Va, žiūrėk, kokią didžiulę nupirkau. Taigi, Jo, kur mašina važinėt? kur važiuos. Žiūrėk, aš pastačiau va ir dar trečią va šitą. Aš čia radau tą už 7-5 daiktą, va ten va. Kažkaip ir, gal čia bus dar kur dėti bagažus. Einu pasižiūrėti. O, nupirkau šaldytuvą. Šaldytuvą? Čia VIP zona, čia VIP gal zona gali būt. Arba čia, kur perkasi maistą. Va, mes galim apsirengti, bet pas mane rankovės. Aš tai visą laiką vaikščiosiu, manau, su šituo, nes jis pagreitina. Truputį. Davai aš būsiu va šitas pilotas iš to, kad pas mane juodi rūbai dabar. Nu, juodos rankovės. Ir šito vienintelis daiktas, su kuriuo man tiks šitos rankovės dabar. O ko man būti? Nes man tai Kaspanas vis tiek bus. Kuris ant manęs? Davai būk va šituo, kur žiūri. Čia aš pilotas, jo, aš pilotas, man atrodo. Visų suknelė. Da pažiūrėk, kas tau. Čia jo, čia zona valgyti. O va čia va taip. Rožinių. Nu nežinau, gal mes rasim tau rožinių rūbų. Arba nustresėtink. Bet ne, tu vis tiek turi dirbti. Čia. Čia burgerinė. Geras. Bet šiaip nelabai daug būda visokių, kur maistą pirkt aeroportuose. Žiūrėk, aš nupirkau va šitą, žinai, kur padedi savo tašę ir pražiūri. Jo, aš žinau. Ai, kodėl man 7 kartą išmeta lentelę. Oi. Pamatytum kažką. Čia ir žiauriai geras, bet... A čia laukia ar viduj? Viduj, aš... Va, žiūrėjau. Bet galim klausti, kodėl šitas žmogus yra piktas? Du gal kažkoks atėjo, jo, kur va čia va, kažkoks šautuvas guli. Ir jis toks piktas, tipo, negalima į lėktuvus neštis. Manau, kad čia nebus žmonių. O jeigu gal reikia viską pastatyti, nes būna tokie taikūnai, viską pastatai ir tik tada jis pradeda dirbti. Einu pirk daiktą už 600. Bet tu pažiūrėk, aš su kuo aš esu dabar. O tu kur esi? Va čia, žiūrėk. Aš nupirkau lėktuvą! Už 600. Po, a kuo toks mini? Tai... Aš žinau, čia šitas lėktuvas, kur graunus tokius. O tu čia mašinytę nupirkai? Jo. Žodžiu, čia kareiviams šitas lėktuvas. Žinau jo. Aš nupirkau platformą, pažiūrėk. Tu kur antram aukšte? Lauke. A, tuoj. Va čia iš šono, bet dar sėdas nepastačiau, tai labai juokingai atrodo. Skraido. Jo. Gerai. Įdam. Pinigus pasiemam. Aš 413. Labai derimasi šitie mūsų. Nu, tuoj parodysiu tau, kur
Čekiuosi mane. Gerai. O šitie. Bet vėl lentelę išmetė. Va. O kam jie čia gaunas tada reikalingi, atrodo labai durnai. Gerai. Pas mane 810 pinigų. Nu jo. Eirida, tu kažką čia pasibadę turi nupirkt purcace, UFO, va čia kur angaras. Supratau. Pirmai galvoju, koks Aš kažkokią radiją nupirkau. Ką tu ten nupirkai? Paprastai pažiūrėk, čia dar dastar juodai. Kam? O, aš šokinėt va šitą dar nupirkau plius. Mano nauji batai. Ko man nėra nauji batai? Kur nauji batai? Viską paimsiu, va čia. Kur liek? Ui, ryliai nauji batai. Tu paim kur kamera, pas mane. Nu, šitas juodas. Čia matui, kai filmuoji. Tik tai labai nepatogu būtų žiūrėti visų. Jo, čia taip kaip filmuoja. Aš jau nebežinau, ką pirkt. O kaip atrodo, kai aš su taip vaikštau? Tiesiog kamera, flashlightas ir telefonas. A gali tu man parodyt kaip? Gerai. Nupirk va šitą, ne čia nenupirk. Va, nupirk va šituos du. Pas man 10. Vienas už 200 pemų, kitas už 75. Nupirkau. Čia tipo pasiėmiau savo daiktus. Arba klausimas, kur dar daiktų pirkt? Kartais mes nepabaigėm. Nu ne, toks mažas negali būt. Palauk. Aš dar apžiūrėsiu viską, kas gali būti. Gerai, aš irgi. Ne, kaip ir ne, nėra. Kas per mažas toks taikūnas? Nu, šiaip atrodo didelis, bet mes jį greitokai padarėm. Ir net nedadatinom. Nu, tai kaip ir užbaiginėsim video. Jo, tik užbaigsim ant lėktuvą, davai, čia yra antra vieta. Va, aš va tai būsiu. A kaip skrist? Nežinau. Čia nieko nėra. Nėra mygtuko, nėra, niekaip nevažiuoja. Davai tu pabandyk vairuot. Va, tuoj. Oi, čia aš paspaudžiau. Čia parašyta atsilik to start. Palauk. Ready. Reikia kažkokį planą toj planetol. Ieškom. A kas čia per bombų raketos petardos ant šitų? Tai jie griauna. Nu jo, bet biški kažkaip. Čia jie griauna viską šitie lėktuvai. Jie kareivių. Einam pažiūrėt, kokie ten yra daiktai, gal ten bus mums reikalingas. Nu gerai, tada skrisim ant šito. Jeigu iš vis galima. Palauk, aš atsisėsiu, čia vieta buvo. A kaip važiuoti? Palauk, dolipk. Jis pats pradeda kilt. Žinau. Gerai, va toks pas mus juokingas net video gavos, biški toks. Ir va taip, va.
Kam tu šitą ištrauki? Mes jau pabandėm paskraidyti, bet lėktuvas kažkoks netoks nesiskraido. Nu, gerai, visiems ate. Ate.